Gedimino prospekte dalyvauja šiame dūzgiančiame prospekte, užsiema visom šitom mūkiam, atrakcijom. Noriu pakviesti arčiau Vinco Kudirkos aikštės šios scenos, nes kadangi dabar už kelių minučių prasidės koncertas, kuris nesustos iki pat vakaro. Taip pat noriu visiems pasakyti, jog šiandien, paskutinioji diena, šiandien vienas iš didžiųjų koncertų katedros aikštėje 9 valandą mes išvysime jau žinomus, labai gerai girdėtus visiems nuo mažo iki didelio, tai yra grupė Antis. Kviečiame visus į koncertą. Taigi, Liepaitės jau scenoje ir noriu pristatyti, kad vadovė Audronė Stepanavičiūtė Zubkauskienė, mokytojas Jurgita Dirgelaitė ir Jolita Vaitkevičienė, koncertmeisterė Sigita Dudėninė. Taip pat noriu tikrai paskaityti, ką šitas choras veikia, kokie jo nuopelnai. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos Liepaitės jaunių chore dainuoja 13-15 metų mergaitės. Kasmet kolektyvas surengė 14 koncertų miesto ir šalies visuomeniai, dalyvauja tarptautinėme poezijos festivalyje Poezijos pavasaris Vilniuje, bei mokyklos organizuojame tarptautinėme vaikų ir jaunimo choro festivalyje Liepaičių draugai Vilniuje. Ar jūs draugai Liepaičių? Labai gerai. Liepaičių jaunių choras dainuoja su Vilniaus Švento Kristoforo kameriniu orkestru vadovas Donatas Katkus ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru vadovas Gintaras Rinkevičius. Jaunių choras yra nuolatinis Respublikos dainų švenčių tarptautinių festivalių konkursų dalyvis, pelnęs diplomus ir laureatų vardus. Paplokėme jiems. Didžiuokimės, ką turime. Ir šią vasarą choras 31-ame tarptautinėme muzikos festivalyje konkurse Canto Nigros Ispanijoje laimėjo 1-ąją vietą. Taigi leidžiu chorų jaunių pradėti savo programą ir girdėsime pirmusius 2 kūrinius, tai yra Broniaus Kutavičiaus Papartis, žodžiai Sigito Gedos, ir Jurgio Juozapaičio Varna ir Berniukas, žodžiai taip pat Sigito Gedos.